Liko 83 dienos iki stojamųjų egzaminų. Mokslai eina beveik į pabaigą, kiekviena diena atrodo daug rimtesnė ir birželio 1 jau labai arti. Aišku, kad aukščiausias įvertinimas yra visų tikslas. Man asmeniškai istorija kaip dalykas ir kaip egzaminas buvo pats sunkiausias. Per daug datų, per daug terminų, per daug kalimo. Aš tokiais atvejais atsidarau Astra AI, man per kelias sekundės viskas paaiškinama man suprantamu būdu, trumpai ir aiškiai ir įdomiai, kas pagaliau mane užkabina, o ne tik tai sausa informacija. Arba matematika. Logaritmai, išvestinės, sinusai ir kosinusai. Tai ką aš padariau, tai atsidariau Astra AI ir paprašiau, kad kiekvieną užduotį man nesuprantamą paaiškintų žingsnis po žingsnio, kad aš suprasčiau visą logiką. Tai dabar jau nebe tas laikas, kada mokomės ramiai, planuojam savo laiką, einam į visokius būrelius. Dabar yra laikas apie nuoseklumą, apie įsigilinimą į užduotis, kad suprastum jas žingsnis po žingsnio ir iš esmės apie strategiją. O tu ar jau pradėjai ruoštis egzaminams? Parašyk komentaruose.